Kubo formos moneta simbolizuoja dirbtinį intelektą kaip dirbtinai sukurtą sistemą, kuri geba imituoti intelektinę ir kūrybinę žmogaus veiklą. Dirbtinis intelektas vis labiau keičia mūsų gyvenimus ir jo tokiam sparčiam augimui ir suklestėjimui Lietuvos bankas užsakė nukalti dirbtinio intelekto monetą skirtą šiai progai. Ją nukalėm mes ir visas jos dizainas ir kūrybinė pusė yra skirta įprasminti tobulumą. Tai yra tobulas kubas. Ir aišku, mes turim pasverti, kokią įtaką mūsų gyvenimam darys dirbtinis intelektas. Nukaldinti tokią monetą, trimatį vientisą kubą, tikras iššūkis. Monetos gamybos metu teko susidurti su nemažai visiškai naujų iššūkių. Pats pirmasis – įrankių projektavimas. Šiai unikaliai monetai nukaldinti reikėjo suprojektuoti įrankių komplektą, kuris vienu metu suformuoja visas 6 plokštumas. Suprojektavus bei pagaminus kaldinimo įrankius, mūsų laukia kur kas sudėtingesnis etapas. Trukome apie 2-3 mėnesius, kol radome tinkamą ruošinio geometriją išgauti idealiam kubui. Dirbtinis intelektas sparčiai keičia mūsų įprasto gyvenimo ritmą. Žmonijos laukia daug pažangių mokslinių atradimų, padarytų pasitelkiant dirbtinį intelektą.